Pateikį žinokit genties. Kai mušamas būgnas, va tokiu vienodu ritmu, tai visi renkasi be būgno, nes yra gentis. Pavyzdžiui, pavasarį, kaip šiandien, kas atbėga paskutinis, eina Mustango kakučių rinkti. Tai kas čia per gentis tokia? Iš kur čia atvyko? Čia didelė teritorija, ten daug genčių yra. Daug giminių ir daug šeimų, o jūsų gentis giminė. Kaip bent mokykla vadinas, ar būtent buvot? Žuvėdra. O šeima kokia buvo jūsų tenai? Čia pelėdų gentie, tai ką? Oi, pelėdų gentie. Giminė pelėdų. Dienai taip sveikinas, reikia delną pakelti. Atvirą būtinai rodyti, tas reiškia su taika pasitinkam, viskas gerai bus. Jeigu indienui nebent kažkas nepatinka, įtarė, kad vat gali jam arklį pavogti, arba avį tada kumšti dienas rodo. Ahoj sako, čia reiškia, kad galim priešinti. Jeigu draugą pasitinka, tai nuo širdies rodo. Ahoja, visuomet laukiam, kai jau pažįsta draugą. O mes tai pirmą kartą matomės, tai ahoj, gentie. Oi, garsiai. Ahoj. Taip pavadom indienus ir sveikinamės. Kitas gentis taip sveikinam. Tai kur jūsų tas pelėda vadas? Kur pelėda vadas? Nu tokie maži tikrai nebūna. Jūsų vadas daugmaž tokio ūgio mažiausiai. Išrinko mane į pelėdų vadą. Reikit pelėdų vadę, pasisveikinsim, žiūrėkit, kaip genčių vadai sveikinasi. Ima, už delnų neima, nes bebrą iš ryto riebų suvalgiau, rankų neplaunu. Plaukus išluostau ir imu užriešą, kad neištep kito indieną. Ką man neišteptų, užsidedu va tokius gudriai. Prisiglaudžiu pečių ir va taip biškį patapšnuoju per nugarą. Žinot, kam reikia tapšnuoti? Reikia įsiaiškinti, ar nėra pas vadą kokio tomahauko, kirvuko paslėpta. Arba peiliuko, ar negudrauja. Negudrauja, ahoj vadė su taika. 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 Mano ginklo tai vadas nepastebėjo. Matėt, kokį ginklą turiu va? Labai pavojingas ginklas. Taip, labai pavojingas. Visai nepavojingas. Ateik čia, parodysiu. Žiūrėk, mes su to indienu va tokią karštą dieną grūmėmės. Grūmėmės ilgai, grūmėmės. Karštą dar labiau pasidaro, ne? Aš įsitraukiu, atsivedinu, o jis neturi kom atsivedinti. Ir aš jį būtinai nugalėsiu. Va koks čia pavojingas ginklas. Aš visą gentį galiu atvedinti labai greitai. Matot, kokį vėją sukėlė. Taip va. O kom vardu jūsų vadas čia? Čia iš kokios kalbos? Čia indienų kalboje tokio vardo nėra. Rima. Ne indieniškas vardas. Itališkas vardas. Italijos. Vis tiek ne indieniškas vardas. Žinot ką? Greit patvarkom situaciją. Koks jūsų vadas yra? Geras, piktas, blogas, greitas? Geras vadas, taip. Ar daug moko? Taip. Išmokė daug ko jūsų, ne? Daug žino turbūt. Čia geras toksai, griežtai jumis laiko darželį. Laisvai. O dabar gali prisiklausyti. Visko paklausom. Tai va, pagal tokią savybę, sakyčiau, čia būtų geros pelėdos būna naktinės. Pelėdas protingas paukštis. Gali kitus daug ko išmokti, taip? Ahoj, naktinė pelėda. Turit naują genties vadą. Ne naują seną, bet su nauju vardu. Naktinė pelėda.
Naktinė pelėda. Atsiminsit? Taip. O mane kaip vadina? O mane vadina taip, indėnai rodo ženklais viską. Mane vadina didelę, didžiąją. Pats tu kiškis. Kiškis taip rodoma. Kiškis taip rodoma, aš tau rodau, va taip kiškis. O čia didžiąją. Ne, plunksna šaunuolė. Va, indėniškai apsirengus, matau iš genties. Kom vardu? Ieva, Olet. Šitą tavo tėvai davė jau indėnišką medžio vardą. Šaunuolė Ieva. Gali būti medžio vardas, indėnės vardas. Indėniškai apsirengus, indėniškas vardas ir už tai iškart žino. Mane vadina didžiąją plunksną. Matot, aš didelis, plunksna didelė. Kokio paukščio čia plunksna, kaip galvoju? Stručio. Nėra indėnas stručio, matė. Aš tik esu girdėjęs, kad yra tokie paukščiai, kur žemynė, kurie užpakalius. Gandro mažesnis, va gandro. Gulbės gandro va tokie yra mano medokliai. Mažytės, matot. Tai kokia čia plunksna? Gandro. Nu kas, kokie paukščiai yra dideli? Gandro. Kiek papuošų? Kova. Kovo yra tokios spalvotos labai, o čia nėra spalvotos. Kova. Nežino, pasakoma. Taip indėnai rodo šitą paukštį. Erelis. Va, dar viena iš indėnų genties. Ahoj, indėnė. Erelio čia plunksna. Ir ne šiaip erelio, o didžiojo erelio. Yra toks erelis, kondoro dar vadinamas. Jo vienas sparnas yra daugiau negu 2 metrai. Aš net rankom negaliu tiek plačiai parodyti, kokios sparnas didelis. Taip, jau čia toks erelis gali nunešti indėnam avį, kur čia laksto. Ožį pagrėbti gali. Gali ir indėnam pasiimti ir nunešti į savo lizdą. Žirgas, o ne arklys. Žirgas. Ir nunešti į savo lizdą. Už tai indėnai reikia gerai valgyti pusryčius. Pietų galit nevalgyti. Daug, bet reikia valgyti, vakarienės iš vis galite nevalgyti. Vakarais ereliai nemedžioja. Reikia pavalgyti taip, kad priskristų erelis ir va taip. Nepakeltų jų. Gerai pusryčius pavalgė, šaunuolė. Tai ką? Pelėdų gentie. Su naktinė pelėda priekyje. Turit biškį indėnų, bet kiti čiūčiut atsilieka žiniom. Kažko jumis reikia pamokyti. Žinot, ką mes išmoksim? Išmoksim gyvačių gaudymo ritualo. Kur jūs nubėgote palaukti? Indėnai tą ritualą dažnai atlieka, nes jų teritoriją išliaužia gyvatės ir yra pavojinga būti tarp jų. Kokių gyvačių pažįstat? Kobra. Varškuolės yra kobros. Angis. Yra tokia, Lietuvoje yra tokia gyvatė. Nutinka angis? Andžela. Angis, taip. Andžela. O žiūrėkit, yra tokia Andžela. paprastoji angis, yra juodas. Ir yra juodasis žaltys, jis irgi yra juodas. Jeigu aš jas abi šalia padėčiau, kaip jas atskirti reikėtų? Kuri nuodinga, kuri ne? Kokia angis? Kobra. Kaip jinai skiriasi? Juodo ir žaltys. Vienodo ilgio, vienodo dydžio, dvi gyvatės, abi juodos. Kuri žaltys, kuri angis? Geltonom akim, ne. Apsiriktum labai skaudžiai. Vienodos jų akys, ne ten taikat. Žinot ką, žaltys yra kaip indėnas. Jis virš akių turi tokį brūkšnelį, ryškų geltoną, va kaip čia pas tą berniuką ant teikščių. Kaip indėnas tokia juostelė užsidažęs. Labai ryškiai matas, jeigu tokią pamatot, tai žinokit, čia yra žaltys. Iškart virš akies. O čia yra skilutė, ausies tokia matosi. O taip pasipuošė jisai. Tai va čia yra žaltys, bet jų irgi rankom grėbti negalima. Didelis žaltys turi didelis dančius, įkanda be nudų, bet iki kraujo. O pamatot ne vieną gyvatę juodą, tai jau traukite, čia bus
Ta paprastoji angis labai pavojinga gyvatė. O mes paieškosim, žinot, kokios gyvatės? Barškuolės. Ar žinot, kodėl jinai barškuolė vadinasi? Gerai, kad ne galva barška, ne uodega. Taip. Ir ta barškuolė turi tokį barškalą ir tai baršką. Kai pamato indieną arba gyvūną, kurio neprarys. Ir kai pamato pelę mažą barškinę, tai kap suvalgo. Ir tai apalsta. Jeigu žmogus ateina, jinai įspėja, kad neužliptų, nes kitaip įkąstų. Atsiprašau, Vadė, labai noriu pasakyti ir niekaip negali. Barškuolė barškina todėl, kad atbaidytų priešus, nes priešus todėl, kad įspėja, kad nelįstų. Žino, kad gali. Tai va, kaip ta barškuolė gaudoma pasitienas yra. Kur priepartė? Priekyje eina gyvačių gaudytojas, čia būsiu aš. Manęs padarykit gyvatį greitai, gerai? Aš antras! Jūs tikitės aš O tu joji prašau. Ne šiaip traukinuku eisim, taip gyvatė paskutinė eisim indietiškas žingsnis yra toks. Ant vienos kojos, ant kitos kojos. Paeinam į priekį, pabandom baigti. Gerai gaunasi, tvarkoj. Stojam. Ir dar eidami skanduosim. Aš, pavyzdžiui, sušauksim. Aš gyvačių nebijau. Atkartojam. Tik skanduoti, reik garsiau. Šaunuoliai, ko mums betrūksta, barškančios uodegos. Tu uodega bus. Nu ir pasiruošę? Nu ir einam. Aš gyvačių nebijau. Visas pievas išlakščiau. Stop. Nebent šitą. Ir pagaliukas. Neskasiai reikiau, sustavau. Kad gyvačių nebijau. Greičiau einam. Kad gyvatėm būt baisiau. Reikia dirbti mum garsiau. Nepalydo, nenutrūksta gyvatė, gerai? Dažniausiai iš ryto jau būna. Bėgam greičiau. Kad gyvatėm būt baisiau. Reikia trypti mum garsiau. Kad gyvatėm būt baisiau. Reik skanduoti dar garsiau. Kad gyvačių nebijau. Visas pievas išlakščiau. Nesutikau. Nes garsiai reikiau skandavau. Nebėra gyvačių įsilakstė. Aišku, gerai. Aš greičiau einam. Daug žolės jau išpraeičiau. Uodegėlę pamačiau. Ir įkasiu jai tojau. Aš gyvačių nebijau. Visas pievas išlakščiau.
Tai kanda gyvatė to. Kovikus uždūsat visi žiūrėti. O žinot, indienai neuždūsta 100 km nubėgti. Jie greitai atstato savo kvėpavimą. Įkvėpiam oro ir užlaiko. Hama! Jama! Ša! Hama! Jama! Ša! Hama! Jama! Ša! Hama! Jama! Ša! O! Statė kvėpavimą. Galima toliau praktiškai. Yra genties dar vienas. Reikia kaip indienas bėga. Žinot kaip? Bėga viena koja. Žiūrėkit, parodysiu. Pabandykit jis paskui. Bėgsiu dešinę koją. Pas mane dešinę koją va šitą yra. Aš jas pirsiuosi, o kairę tik remsiu. Paprasčiausiai, jinai sėsi. Va taip ir koju dešinę. Hop. Dešinė koja pavargo, bėgu kairę koją. Kairės trėmės, dešinė įsisi. Kaip galvoji? Kas? Ne, išsiūstas. Štai tikrai greitai. Aiškinam, kuris yra greičiausias. Gerai, praeinam tada čia tiesiai gyvatėlė link manęs. Sustojam, stojam vietoj. Taip, įsirikiuojam tiesiai. Įsirikiuojam, atsisukam į mane visi. Reiškia taip, žiūrėkit. Apie tuos vartus apibėga dešinę koją, pakeliam dešinės kojas visi. Taip. Tavo kita dešinė, matau abi dešinės, tai šitą dešinę kelp, gerai? Kuri tavo dešinė? Irgi abi dvi dešinės? Tada šitą dešinę. Va, šitą koją bėgsim apie tos vartus. Taip. Ten iki anų vartus. Anuos vartus apibėgsim dešinę koją ir parbėgsim kairę koją va pro čia lauksim, gerai? Tvarkoj, dabar klausom, kaip indieniškai bus marš komanda. Pasiruoš dėmesio marš, indieniškai bus taip. Hi, jip, 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 hi, kač. Kač jau bus marš, tada bėgsim, gerai? Taip, nugalėtojai duosiu ko gero prizą. Kai būsim kaime, man priminkit, kad prizą atiduočiau. Hau? Labai vertingas prizas, pasistengkit. Duokas palaikysiu tą lanką tau, trukdys bėgti, paskui grąžinsiu. Duok palaikysiu ir tą barškalą, paskui vėl duosim. Ir švilpuką dar palaikysiu. Gerai. Gerai, laukiam komandos. Komandos nebuvo dar, nebėgam. Kur bėgat? Jip yra indieniškai dėmesio. Ir visų pirma, tos vartus reikės apibėgti. Ten bėgat visi. Apibėgat tos vartus, anuos ir grįžtat pro čia. Va, vienodas sąlygas visi turi. Bet ne indieniškai, o mergina, paskui tave atbėgo indieniškai. Tai koks vis dėlto tavo indieniškai? Ai, čia indienė ir yra, Ieva vardu. Ieva, paskui primink, mes tau prizą įteiksim. Taip, tu bėgai nesąžiningai, tu bėgai kaip arklys, taip toli nenubėgsi. Abi kojas pavargs, pas ją bus viena pavargus, jinai toliau bėgsi, tu gulėsi ilsinsi abi kojas. Va, kur yra esmė.
Aišku, kur čia dabar kieno? Šitas daiktas? Kieno? Šitas daiktas? Ir šitas? Ir šitas? Ir dar šitas tavo? Nu, tu čia daug visko turi. Gerai, gentie. Jau daug ko pramokom. Taip. Ką, tetis dar reikia išmokti kokį nors šokių indieniškų. Atsiveskit savo mamas. Kas pamėgės karelę šokti? Kas pasieks? Nors stojam ratu tada. Šitas mamas, kur neindėdiškus vardus davė, taip? Kur neindėniškas, Dieva, va, indėniškas. Ai, va viena indėniškas. Čia irgi liūtas, tas lauras, tai kaip ir liūtauras. Va, saulės gero oro apreiginė giesmė ir šokis indėniškas. Vedusios moterys paprastai šoka su viduoklėm, rankos ant klubų ir deda kojas taip. Jos telės šoka plačiai taip. Vyrai šoka maloniai kojas taip. Arba šokit, kai kam gaunasi savo stilių. Pirmam kartui. Aš jį galiu nustumti. Nestop! Taigi lietuviam yra labai lengva tarti indėniškų žodžių. Tai labai lengva ir išmokti. Tralialia, šitas pasakau vertėsi. Žiūrėkit, savo tėtis tam liūtas Esu jautrus sau. Toliau sukimas. Sėdi chvostikas. Į kitą pusę. Sėdėjau kairėje. Esu jautrus sau. Išmokom visi atmistai, taip? Ar matau abejonių veiduose? Tai gal tada pirmą stoltelį jūs atkartuojate. Nu ir einam ratu taip. Čia yra geram orui išlaikyti. Čia kviečiame realiai, kurie savo stipriais sparnų smūgiais išvaiko debesis ir lieka saulė ir būna šilta ir lieka. Au!